Akcinė bendrovė Grigiškės yra viena didžiausių higieninio popieriaus ir kartono pakuotės gamintojų Baltijos regione. Mes pradėjome popierių gaminti nuo 823 metų. Mūsų bendrovės susideda iš keletos įmonių, tai yra akcinė bendrovė Grigiškės, kuri kotiruojama Nasdaq OMX Vilniaus biržoje. Kitos bendrovės yra Baltwood, taip pat Klaipėdos kartonas, turim įmonę Ukrainoje Menapak ir taip pat turim įmonę Klaipėda Recycling. Akcinė bendrovė Grigiškės Baltijos šalyse yra vienintelė, kuri gamina higieninį popierių ir parduoda Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, taip pat Skandinavijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Mes gaminame savo produkciją nuo žemiausio iki premium segmento. Mes pirmieji Lietuvoje gavome ES gėlės sertifikatą. Šio ženklo turėjimas bendrovės produkcijai suteikia galimybę parduoti Skandinavijos rinkoje, kur šis ženklas yra vertinamas. Šiuo metu ruošiamės išleisti naują akcijų emisiją, kurios bus parduodamos biržoje. Gauti pinigai bus investuojami į gamybą, tai yra į efektyvumo didinimą. Taip pat numatoma didelė investicija, nauja popieriaus mašina, kuri padidins higieninio popieriaus pajėgumus daugiau negu 2 kartus. Šiai investicijai turim susitarimą su SEB banku, kur pasirašėm 35 milijonų kreditą. 2011 metais mes gavome apdovanojimą didžiausią pažangą padarius Baltijos šalyse darbui su investuotojais. Per praeitus metus mes pastatėm didelį gofro gamybos cechą, taip pat investavome į higieninio popieriaus perdirbimo linijas, tai tualetinio, popierinių rankšluosčių, taip pat pastatėme lapinių rankšluosčių liniją, nosinaičių liniją, kas ateityje mums leis išleisti naują produkciją, taip pat pagerinti esamos kokybę. Investuodami į higieninio popieriaus gamybą mes matome šiame regione gana didelį augimą, nes Pabaltijos šalyse suvartojimas yra 6,6 kg gyventojui, kai tuo tarpu vakarų šalyse yra 2-3 kart didesnis. Per paskutinius 5 metus įmonės pardavimai padidėjo nuo 145 milijonų iki 289 milijonų, tai vidutiniškai po 19% kas metai. Šie metai mes esam numatę prognozes, kad mūsų pardavimai padidės iki 330 milijonų. Įvedus naują popieriaus mašiną ir išnaudojus jos pajėgumus, pardavimai padidės iki 500 milijonų litų.